kad suprasti padėtį reikia šiek tiek istorijos. 2009 m. kovo 9 d. buvo pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. O tada 2016 metais balandžio 16 d. buvo atidarytas pirmas Lidlas Lietuvoje. Nu, ir tiek reikia žinoti, nieko kaip ir svarbus nenutiko tarp tų įvykių, bet gerai, čia jau tiek ir užtenka. Tai Lidlas turi savo traškučių liniją, kuri vadinasi Snekniais, kur galite rasti visus ikoniškiausius skonius, kaip druskos, sūrio ir svogūnų, mėsos, čili ir aišku, zeliono cebulka. Nu, visi šitie skoniai greičiausiai yra jų matyti, bet čia net viskas. Yra dar vienas skonis, kurį jau niekas nežino, jis kaip legenda. Fromage, kuris prancūziškai reiškia sūris. Tai ten tiesiog sūrio skonį, bet ne, ten yra fromage. Ir dabar čia yra labai svarbu. Aš Lidlo čipsus pradėjau pirkti, nes jie buvo pigus. O aš pinigus mėgstu, tai aš taupau, tai ir aš pirku pigius čipsus. Jie iš viso tais laikais kainavo 79 centus. Tai va toks artefaktas, relikvinis, čia pasižiūrėjus. Sunku net įmatyti, čia jau greičiausiai prieš 1000 metų sukurta nuotrauka, bet naudodant savo didįjį intelektą ir tiesiog mokėdamas skaityti, aš galiu įskaityti, kad va čia būdavo 79 centai. 79, čia yra nesveikai gera kaina. Ai va, čia gera nuotrauka dabar. Man atrodo, dėl šitos nuotraukos Lidlas gavo šiek tiek problemų ir, nu, įdomiai, nes nežinau, man atrodo visai juokinga, tokia visai geras toks marketingas, bet, nu, nesvarbu. Bet čia pasižiūrėkite, kilograminė kaina 5,27 €. Jūs tokios kainos niekur nerasit su čiptais, viskai, čia jau yra praeities kartų dalykas, niekados tokios nebematysit. Ir vėl tas dėlionė cebulka. Man atrodo, šitas dar yra, šitas tai dar nesvarbu. Bet aš kalbu šiandien apie fromage. Iš šitų 79 centų per kažkurį laiką jie nusprendė, kad reikia pakelti. Jie pakelė iki 99 centų. Kas nieko tokio, nes tai dar visai visiems gera kaina. Kai buvo 99 centai, kilograminė kaina buvo tokia. Aš dabar neskaičiuosiu, dabar va čia tiesiog bus padėti. Ir tai buvo visiems labai labai gerai. Ir aš pirkdavau tuos būtent fromage čipsus, nes jie buvo labai skanus. Aš negaliu apsakyti, kokie buvo skanus ir jūs net negalėsit sužinoti, nes jų tiesiog nebėra. Čia būtent ir yra paslaptis. Kur yra fromage čipsai? Bet dar šiek tiek istorijos. Paskui kažkuriuo metu jie nusprendė iš 99 centų padaryti Eurostram 9. Čia buvo nusikaltimas. Netgi aš nustojau pirkti tuos čipsus. Tai buvo tokia problema. Ir man atrodo, aš buvau vienintelis žmogus, kuris pirko tuos čipsus, nes tada jie po kokio mėnesio tiesiog sumažino kainą vėl iki 99. Nes vienintelis pirkėjas nebepirko. Prieš kokius metus tokia ir buvo situacija. 99 centai, nuostabus čipsai. Fromage. Aš juos pirkdavau, valgydavau, kitą dieną vėl pirkdavau ir vėl valgydavau ir kartojasi. Kol pinigų nebebūdavo, tada nebepirkdavau, tada gaudavau atlyginimą ir vėl kartojasi. Bet tada, vieną dieną, aš darau savo kasdieninį ritualą. Nueinu į Lidlą, pasiemu savo fromage čipsus ir aš einu namo suvalgyti juos. Aš juos atidarau. Aš juos valgau. Ir kažkas tai ne taip. Čia labai dramatiška. Ten nebuvo fromage čipsai. Ten buvo visiškai kitoks skonis. Bet pakelis visiškai toks pats. Dabar pasižiūrėkit. Čia yra fromage čipsų pakelis. Kaip jis atrodė, va čia yra relikvinė nuotrauka, tokios nepamatysit niekur. Čia yra tus čipsų pakelis, kurį aš pirkau. Atrodo, kad tiesiog iš fromage tapo į sour cream and cheese. Bet ne. Ten visiškai kitas skonis, ten šlykštu jos valgyti, aš net nežinau, kaip jos gali pardavinėti, ten yra atominis ginklas. Nu gerai, netiek, bet čia visai juokinga būtų, va šitas video yra tik tai apie Lidlą ir, pavyzdžiui, šitą video būtent reklamuotų kokia kita parduotuvė. Taigi šitą video remia tuščiosios aibės. Nemaišom su kažkuo tai kitu, čia būtent tuščiosios aibės iš matematikos, geras būtent ženklas man patinka. Bam. Bet aš negalėjau palikti šitos situacijos, aš negalėjau palikti, kad fromage čipsų nebėra ir atsirado sour cream and cheese. Ir tiesiog palikti, viskas būtų gerai, tai nėra gerai. Tai reikėjo kažką darytis, reikėjo detektyvo pagalbos. Ir ką galiu pasakyti, aš geriausias detektyvas. Viskas, va čia. Kaip aš apsirengęs į nusaugoti kupiškių. Bet gerai, ką aš turėjau daryti? Pirmiausia, reikėjo surinkti įkalčius. Reikėjo nueiti į kelias parduotuvės, nes galimai tik tai mano Lidlas pardavinėja čia kažkokias padėlkinės fromage čipso versijas. Ir gal čia man reikia tiesiog keliauti į kokį kitą Lidlą. Tai aš apkeliavau kelis, nu ir paieškojau. Čia yra tikra problema. Čia sour cream and cheese. Bet sako fromage. Negerai. Ta pati situacija, ta pati fromage. Bet sour cream and cheese. Ir va, čia yra problema.
Jie sako, kad ten yra fromage skonio. Ten nėra fromage skonio. Jie tiesiog meluoja. Jie meluoja ant etiketės. Jie meluoja visą gyvenimą. Aš nežinau, kas čia vyksta. Aš buvau apgautas, nes aš galvoju, aš čia matau fromage etiketė. Nu tikrai fromage. Ir aš galvoju, kad čia bus mano išsilaisvinimas, mano laimė. Čia sako, kad už pinigus negali nusipirkti laimės, bet jie tiesiog nekartą nepirko fromage čipsų. Ir buvo labai keista, nes, parašyta fromage, parašyta tas, ten etiketės niekur nesutampa, tai aš net negaliu pagal tas etiketų barkodus kažką tai susižiūrėti. Tiesiog, nežinia, kažkas tai čia vyksta ir man reikia sužinoti, nes čia jau pavojinga teritorija. Ir mano hipotezė pasitvirtino. Tie čipsai rimtai yra neskanūs, aš dar kartą nusipirkau ten eidamas ir ne, aš nežinau, aš galvau, kad pasikeis, bet ne, čia nėra tie fromage, kuriais aš užaugau. Augau ten metus gal pirkau, bet aš užaugau su jais. Tai buvo mano vaikystės dalis. Tai aš pradėjau ieškoti, kas kuria tuos snack-day, kas čia iš viso, kas čia distributina, kas čia pardavinėja, iš kur jie gauna. Man reikia gauti informacijos ir gal kažkaip tai aš gausiu tą pakelį. Arba dar geriau, gal tie pakeliai grįš ir išmes tą kažkokį nesąmoningą skonį, kuris yra sour cream and cheese. Tas tai nesąmonė, naikinkite jį. Aš net manau, kad kažkas įperka. Kiekvieną kartą ateinu pripildytų ten yra. Visi kiti ten kažkiek nupirkti, to nei vieno neperka. Nes nesąmonė tą. Davai gražinam fromage. Aš tai gražinkit fromage. Dar ir palaikinkit video, kad palaikytumėte mane ir subscribinkit. Nežinau, čia kietą animaciją. Matot, kad čia kietą animaciją. Tai reikia pasubscribinti. Gerai, žiūrim toliau. Aš nuėjau į Lidlo puslapius, praaiškojau, pažiūrėjau. Dabar gal viskas internete, gal aš galiu nusipirkti iš interneto ir man atsiųsti. Ten visi dabar tiesiog užsisakinėja namus prekes, tai gal Lidlas irgi, bet dar ne. Tai davai, Lidlą jau padarome ir man procentą, nes aš pasiūliau idėją, gerai idėja. Ir būtent padarykit, kad galėčiau fromage čipsus. Ten, pavyzdžiui, promo, kad už 10 eurų nusipirki ir fromage čipsų pakelį nemokamai. Eik tu savo, aš 1000 eurų išleisiu. Nors 1000 eurų išleisiu, aš nemeluosiu. Bet gerai, susiradau Lidlo būtent svetainėje kontaktus. Ir buvo 2 būdai, kaip su jais susisiekti. Kontaktinė žinutė ir per Messengerį. Ką žinau, to čia tiesiog Facebook privati žinutė. Ir čia dar greitai atsako, žiūrėkit, 3 valandas. O čia 1-3 darbo dienos. Tai aišku, šiandien tiesiog parašysiu per Messengerį, tai aš taupau savo laiką. Tai buvo iš karto susiekta. Ir aš jam parašiau va taip. Zdarovo seneliuk, paklausiu, norėčiau dėl fromage čipsų. Tipo, žiūrėk, aš šiandien pasiieškojau, pasižiūrėjau ir va čia yra tokias etiketės ir man atrodo čia biški nesąmonė. Visose Lidluose aš matau, kad tipo yra sour cream and cheese, bet ten fromage etiketė, tai tipo, alio, kažką darykite. Ir jie tada atsakė, Zdarova, ačiū, kad susisiekiai, gerai atsakysime po valandos. Tipo. O negali tiesiog atsakyti, aš nesuprantu šitos žinutės esmės, kodėl tu rašai, kad aš atsakysiu tau, o ne tiesiog atsakyti. Ir aš nežinau, tu pasako, kad čia pradėkite pokalbį ir pirmas laisvas socialistas su jumis atsakys darbo dienomis. Tai gerai, ar aš jau pradėjau pokalbį? Aš to nežinau. Čia tipo, aš parašau visą ten paragrafą, čia galima sakyti lietuvių rašinys. Ir jie man sako, kad parašyti žinutę dar, tai ar čia netiko žinutė? Aš turiu dar vieną rašyti. Tai aš visiems parašiau. Ok, dar klausimuks, gal jūs pakeitė tiesiog receptą, bet čia tas pats produktas. Tai kodėl jūs tada rekomenduojate fromage skonį, o ne sour cream and cheese ant tų etikečių? Nes čia, tos etiketės aš nesuprantu, kas su jomis ten būtent darosi. Aš nežinau, aš dabar čia jums parašiau, gal jie pakeis, nes, čia yra false advertising. Čia kaip pasakyti, kad paskambinkite šituo numeriu ir tada gausite 1 000 000 eurų. Gal ir gausite, gerai, čia aš nebus numerio, o gal bus, gerai. Ir tada atsako, Zdarova Ignai, perskaičiau žinutę, gerai informuoju, kad šitie čipsai, kurių su fromage, yra išimti iš prekybos. Jie yra išimti iš prekybos. Ir mano antra hipotezė pasitvirtino. Pirma, kad tie sour cream and cheese yra šlykštus, tą jau žinojome, bet antra, kad fromage čipsai dingia iš visų Lietuvos Lidlų yra tiesa. Bet gerai, skaitom toliau. Man čia jau liūdna. Vietoj jų dabar parduodami to sour cream and cheese su kiek kitokia receptūra. Ok, ate. Graudinanti akimirka, aš nemeluosiu. Net nebuvo jokių laidotuvių, nebuvo nieko. Reikia pagerbti kažkaip, tai čia negalima tiesiog tai palikti. Ir čia, tipo, sako, tiesiog paliko. Tiesiog pakeitė vietą. Jis nevertas fromage vietos. Čia yra, pavyzdžiui, kaip prezidento vietą atiduoti klasės seniūnui, nes prezidentas tiesiog nusprendė, kad jam nebėra vietos. Nebe taip. Nežinau, čia visiškai nesąmoningas palyginimas, bet, man atrodo, supratot prasmę, nes šita prasme ir yra. Ką čia per pakeitimai, šitie pakeitimai? Dėl to, kad fromage ten prancūziškai yra sūris, nereiškia, kad gali kažkoks sour cream and cheese, kuris net nėra sour cream and cheese, nes jis yra skonio, jis negali pakeisti fromage, nes fromage yra
laimė, džiaugsmas, fromage is life, fromage is love. Ir tada aš pasakiau, o etiketė, kad atrodo, kad čia fromage skonio, tai ar čia klaida, ar ir turėtų tokia būti, nes aš tipo biški maišausi ir man atrodo biški negerai. Sistemoje pavadinimas banguoti traškučiai fromage. Tai kas čia vyksta? Tai reiškia, tie čipsai, kurie yra sour cream and cheese, jie sistemoje yra dar vis fromage. Bet čia jų nebėra prekyboje. Man čia nesusidara galai. Man atrodo, čia yra konspiracijos teorija, kad Lidas bando visus fromage čipsus pasilikti savo ir mum laimės neduoti. Ir aš manau, tai yra neteisėtai, negalima ir reikėtų bausti atsakomybę kažkokią, kad duotų gražintų čipsus atgal. Fromage čipsai turėtų būti gražinami. Ir aš jums sakau, jūs nusipirkote, paragausite, jūsų gyvenimas pagerėtų. Aš nemeluoju, aš manau, kad taip turėtų būti. Nes man tai buvo. O dabar va čia taip nutiko. Jūs manote, kad aš apie kokį narkotiką kalbu, bet ne. Narkotikai blogai, o fromage čipsai yra gerai. Aš tiek galiu pasakyti. Visi kiti čipsai šiaip yra nelabai sveika, bet fromage čipsai aš manyčiau, kad čia galime išimti duoti. Man atrodo, reikėtų konstitucijai parašyti, kad fromage čipsai yra sveika. Ir toj būtent maisto piramidėje pačiam viršuje, ar pačioje, neatsimenu, kur daugiau reikia valgyti, tai to. Nu, jūs supratote esmę. Suprat. Tai matau tokia situacija. Aš nežinau, man atrodo, reikėtų daryti kokią peticiją. Yra svarbu gražinti fromage čipsus į mūsų gyvenimą. Nes, man atrodo, ten buvo ta statistika, kad Lietuvoje jaunimas yra laimingiausias pasaulyje, bet ta statistika išėjo, kai dar buvo fromage čipsai. Jeigu padarytų dabar, būtų žiauriai nukritusi, tai davai gražiname, nes, man atrodo, mes visi svajojom būti laimingesni. Aš tikrai svajoju būti laimingesnis, aš noriu būti pats laimingesnis ir man todėl reikia fromage čipsų. Čia yra būtent tas reikalas, čia svarbu. Tai gerai, aš ten gražinkit fromage. Ar gražink fromage. Kažkurį, kur ten pradžiai buvo. Ir dar pasubscribinkit, palaikinkit. Gerai, viso.